Labukas. Kaip tik žiūrėjau video apie pakelimą ir man tėvas jau senai sakė, kad jau reikia, jau kalbėjau apie tą temą, bet dar noriu pridėti, kad gyventumėt pasiruošę. Nes juk nežinot, kada bus ta paskutinioji diena, juk nežinote, kada mirsite. Ir būna ir staigių mirčių, būna visokių atsitikimų, atvejų, kad būna žmonės miršta ir namie. Buvo išpranašauta, girdėjau tokią istoriją, buvo išpranašauta žmogui, kad jis mirs. Ir tas žmogus sako, aš sėdėsiu namie, niekur neisiu. Labai bijojo, kad neatsitiktų. Ir kas įvyko? Tiesiog namuose numirė, paveikslas užkrito ant galvos. Sunku patikėti, bet numirė. Tai va, net namie galima numirti neaiškiom, keistom aplinkybėm. Ir būna žmonės ir sveiki numiršta, visokių atvejų, kaip būna, aišku, jie gal turi kokių šalutinių ligų arba energetinių prigeria ir numiršta. Visokių būna, arba būna eina maudytis ir nebegrįžta, juk visai būna. Tai va, ir Dievas nori, kad jūs gyventumėt visą laiką, kaip būtų paskutinioji jums. Nes juk nežinot, kada numirsit, nežinot, kada iškeliausit pas Dievą. Jeigu nesat tikintis arba nesat praktikuojantis, gyvenat nuodėmėj, tai sukluskit, nes tikrai laiko nėra daug. Pagal mano skaičiavimus Jėzus ateis šiais metais. Aišku, galiu klysti, bet greičiausiai, nes Jėzus turėtų ateiti prieš žymėjimų žmonių, prieš implantus dėjimą. O implantus jau šneka, kad jau kitais metais tikrai dės. Gali net šiemet, kokią žiemą, prieš žiemą. Ir žmonių judėjimas bus labai stipriai apribotas. Ir žmonės turės turėti tą ženklą. Ir be ženklo jie negalės pirktis, negalės pirkti maistą, negalės parduoti. Nebus pinigų, pinigai bus tik tai internete, elektroniniai ir be to ženklo, be to implanto. Jūs būsit, kaip pasakyt, nepritampantis, kaip pasakyt, viskas, kas gera, bus tik su žvėries ženklu, tik tai su 666 to ženklu. Visa kita ir švietimas, ir viskas bus krikščionis turės pasiduoti arba turės kovoti, turės eiti į pogrindį. Čia tie, kurie nebus pakelti, greičiausiai. Turės slapstytis, turės užsiimti žemdirbystę, savo augintis maistą. Nes, kaip sakiau, kaip minėjau, jie negalės į parduotuvės įžengti. Negalės. Tai va, Dievas jūs ragina keisti gyvenimus, negyventi nuodėmėj ir sakyti nuodėmėj ne, jau nuo šiandien, nuo rytojaus, laiko nėra daug, Jėzus sugrįžta į greitą. Sekit mane ir girdėkit Dievą per mane iki greito. Ate.